Išplėštos kriptos atvirais karstais, besimėtantys čia palaidotų asmenų kaulai, sunkiai žengiami brūzgynai ir paslaptingi tuneliai kruopščiai išknaisioti juodųjų archeologų. Tokie vaizdai pasitinka užklydusius į Glūko artilerijos poligono teritoriją. Kadaise klestėjęs karinis objektas šiandien kelia siaubą ne tik atsitiktiniams turistams, bet ir paveldo sargams. Reikia svarstyti galimybę šio viso komplekso pritaikymo kaip mažiausia lankymai, nes jau tas faktas, kad yra apleistos, niokojamos ir žalojamos kapinaitės, kad matosi besimėtantis žmonių kaulai ir amžino poilsio vietos yra sužalotas, tai tikrai tai bet kuriuo atveju nedaro mums garbės, atvirkščiai tai įpareigoja pasirūpinti tuo objektu. Šalia senosios Varėnos 19 amžiuje įkurtas poligonas prilygo atskiram miesteliui. Čia buvo itin svarbi geležinkelio linija. Istorikai tvirtina, kad dabar apleistas poligonas anuomet turėjo visą reikalingą infrastruktūrą, nuo parako sandėlių iki cerkvės. Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, Varėnos poligonas buvo naudojamas Lietuvos kariuomenės koviniam rengimui. Čia lankėsi ir prezidentas Antanas Smetona. Šioje teritorijoje kariai duodavo priesaikas, vykdavo karinės pratybos. Siuvyklos, kepyklos, arklidės, o vakarinis visas gyvenimas sukdavosi apie 2 aukštų mūrinį pastatą karininkų ramovę. Toj ramovėj, vienu žodžiu, vakare, kaip jis rašo, ir ištisom naktimis, girdėdavosi, skambėdavo muzika, šokdavo, aplinkui tą pastatą buvo didžiulis sodas. Iš tų pastatų yra išlikę tik tai, mano žiniomis, 3 statiniai. Tai buvusi stotis, vandens bokštas išlikęs ir parako sandėliai. Nuo iš kitų objektų, ką galima paminėti ten esančių dar, tai Pirmo pasaulinio karo kapinės, tilto per Varėnę likučiai. Dėl įkurto poligonų suklestėjo ir dabartinė senoji Varėna. Atsirado parduotuvės, smuklės, viešbučiai. Patys gyventojai daug užsidirbdavo ne tik iš prekybos. Pavyzdžiui, vaikai rinkdavo nukritusias švinines sprogmenų liekanas ir jas priduodavo. Tai buvo nedidelis miestelis ir kai tik buvo įkurtas poligonas, iš visos vakarinės dalies vasarą, gegužės 1 atsidarydavo poligonas, paplūsdavo karių rikiuotės, kariaudavo pulkai, tai labai atgydavo Varėna. Ir pirkliai atvykdavo, smuklės atsidarydavo, nors tai davė ir tam tikro nuosmukio. Nes, pavyzdžiui, tada ir lengvo elgesio merginos iš kitų miestų atvykdavo irgi apsigyvendavo Varėnoje. Dabar vietoje įspūdingo sodo keroja krūmokšniai, o medinių kareivinių vietoje šiukšlės. Vietiniai gyventojai pasakoja, kad poligono teritorijoje esančių kapinių ramybę drumsčia vandalai ir istorinių vertybių ieškotojai. Pastarieji nesibodė įsilaužti į kriptas, tikėdamiesi karstuose aptikti brangenybių. Paveldosaugininkai gūžčioja pečiais ir stebisi, kodėl vietos valdininkai nesiima jokių priemonių saugoti šį istorinį objektą, turėjusi didelę reikšmę miestelio augimui. Patys būtiniausi žingsniai, tai yra privažiavimas, priėjimas, tai yra sutvarkymas kapinaičių, tai yra tam tikrų takų įrengimas lankymui, galbūt lankymo sistemos, informacinis stendų ir taip toliau. Ateityje turbūt jau priklausytų nuo išmonės tų šeimininkų, valdytojų, jeigu jie susikurtų kažkokią tam tikrą viziją. Ekspertai neabejoja, kad apleistas ir dabar sparčiai naikinamas poligonas galėtų tapti turistų gausiai lankoma ir mėgstama vieta.